Aš nesuprantu. Ebenezer, ar tu pasiruošęs klausytis? Ką? Kur aš esu? Yra istorija, kuri prasidėjo per Kalėdas. Kai naktį gimė kūdikis ir tie, kurie atėjo toli, kurie sekė žvaigždę, pamatė dangišką vaizdą. Dangiškas reginys. Na, o metai bėgo paskubomis ir berniukas, dabar vyras gali priversti akląjį matyti savo rankos prisilietimu. Jis gimė būti karaliumi, buvo rabinas ir kunigas, bet geriausia, ką turėjo, atidavė mažiausiems. Jis gimė ir mirė, beveik prieš 2000 metų jis juokėsi ir verkė, jautė visas baimes, kurias žinome, bet kas tai svarbu? Tokia keista istorija. Net jei tai tiesa, ką tai keičia? Ką tai keičia? Na, jis kalbėjo kaip pranašas, kaip niekas, kurio jie nebūtų girdėję. Šis paprastas jaunas dailidė, minios pakibo ant kiekvieno žodžio, jis nekentė neteisybės, mokė, kas teisingai jis pasakė. Aš esu kelias, tiesa ir šviesa. Jo draugai netrukus patikėjo, kad tikrai jis yra tas gelbėtojas, Mesijas, vienintelis Dievo sūnus, tačiau kitais jie abejojo, nesutiko. Jie paėmė jį ir nukryžiavo. Jis mirė ant medžio, jis mirė ant medžio. Kur čia viltis? Jei tai būtų istorijos pabaiga, nebūtų vilties. Bet taip nėra. Dievas padarė kelią visiems, kurie liūdi, ir liūdi mirtis niekada nebus pabaiga, jei tik tikėsi. Nebėra ko bijoti, dangus žino viską. Kadangi jis mirė už mus, kad duotų mums gyvybę ir viltį, jis prisikėlė. Jis mirė už mus, kad suteiktų mums gyvybę ir viltį, jis prisikėlė. Velykų viltis yra amžinas gyvenimas. Jei tikite tuo, kas jis yra ir ką jis padarė dėl jūsų, jei tikite. Žinoma, mes visi turime gyventi su savo sprendimais.